atidžiau, o tam reikia ne tiek ir daug. Iš tikrųjų, kad ir laipteliu. Kamuolys tada buvo arčiau šoninės linijos ir čia patogus visai taškas. Dabar smūgis į vartus, įvartis, tačiau jo rungtynių arbitrai neįskaito. Na, būtent greičio savybėmis šis žaidėjas ir pasižymi. Sinkevičius jo šansas, smūgis į vartus ir susijęs už šono. Hegelman B futbolininkai savo ataką tęsia. Čiukvura čia jo smusti. Drusijanas perima kamuolį iš karto. Perdavimas į priekį. Adetundži randa Huatą. Tačiau kokybiškas Šrederis į erdvę. Ir čia Jonaitis prie kamuolio spėja. Jonaitis jo šansas. Perspektyvi ataka. Kabošius. Jo perdavimas Adetundži baudos aikštelėje. Lieka ant kojų Huatas. Perdavimas į baudos aikštelę ir čia šiokia tokia. Rocys. Vertikalus perdavimas Huatui. Čia Adetundži. Gražiai atiduoda kamuolį tam pačiam Huatui. Dabar jo Jonavičiaus perdavimas. Ir čia gera galimybė. Tiesa, nėra kol kas smūgio. Dabar Čiukvuru. Kailas Mendesas prašoka. Keliauskas baudos aikštelės prieigose. Huatas. Baudos aikštelės kampe, jo perdavimas ir čia tušti vartai. Tomas Sinkevičius, 72 susitikimo minutę. Apsiginti Šrederis. Smūgiuoja į vartus ir atsistabdė čia Benevičius. Jo smūgis kairę koją ir Giedraitis ją laimi prieš žemesnį varžovą. Čia baudos aikštelėje vėl Hegelman ir dar vienas įvartis. Na, jo klaidinami judesiai veikia. Jis Hugo Figueiredo vėl labai lengvai. Perdavimas ir Keliausko perdavimas arčiau vartų. Ir čia šansas, kurio kol kas neišnaudoja Jonava. Galų gale įvartį Jonavos futbolininkai pelno. Pasižymi Kostas Kukta ir namų aikštėje patiesti Jonavos futbolininkus ir įsirašo 3 labai svarbius taškus